Kai kurie negalavimai regis tokie natūralūs, kad net sunku juos pavadinti ligomis. Viduriavimas. Kartais painu atsekti, kas jį sukėlė, bet visada aišku, ko griebtis pirmiausia – skysčių. Bet ar visi žinome, kaip iš tikrųjų juos vartoti? Galų gale, ar pakanka tik jų? O gal viduriavimas viso labo natūrali organizmo reakcija ir jos apskritai nereikia slopinti? Čia su viduriavimu, man atrodo, panašiai kaip su temperatūra. Temperatūra iki tam tikro laipsnio yra jinai gerai. Ir mes jos, kaip sakant, negirdom vaistų ir nemušam tos temperatūros. Jeigu jinai aukštesnė, jinai jau pradeda kenkti organizmui. Taip pat ir su viduriavimu. Jeigu, sakykime, pasituština žmogus 1-2 kartus per dieną, galbūt galima ir arbatomis išsigydyti. Bet jeigu tuštinasi, kaip sakant, 15-20 kartų, neišeina iš tualeto, taip liaudiškai sakant, tai yra negerai organizmui, todėl kad netenkama daug skysčių visų pirma. Sutrikt gali inkstų, širdies veikla, viduriuojant kartu su skysčiais netenkama mikroelementų, kurie yra labai būtini ir svarbus organizmui žmogaus. Tai kalis, kalcis, natris, gliukozė. Irgi už tai yra geriamieji tirpalai, kurie būtent papildyti šitais mikroelementais ir gliukozė. Pagrindinė klaida yra per dideliais kiekiais girdimas iš karto. Kai pasakai, kad reikia daug gerti, tai pradeda girdyti puodeliais, kūdikius ten po 100 ml, baukutėmis, vaikelis išvemia arba irgi viduriuoja ir toliau ir nieko toks girdimas neduoda. Dažniausiai išvemia, todėl kad didesnis skysčio kiekis į skrandį ir supykina. Reikėtų girdyti nedideliais kiekiais. Po arbatinį šaukštelį, po valgomą šaukštelį, bet pastoviai ir turi būti sugirdomas reikalingas skysčių kiekis, koks aš neminėsiu, todėl kad kiekvienam vaikui pagal svorį, pagal jo būklę yra skirtingas, bet yra per 6 valandas reikia sugirdyti tam tikrą skysčių kiekį, paskui jau galima tą girdimą truputį sulėtinti, retinti. Bet tai yra pagrindinis dalykas. Kitas dalykas, dar žmonės dažnai sako, kad tegu išsividuriuoja, išviduriuos virusus, išviduriuos bakterijas, išsivalys. Tai lygiai taip pat, kaip sakiau, su temperatūra. Tas išsivalymas gali labai brangiai kainuoti. Už tai aš manau, kad vis tik viduriavimą reikėtų stabdyti. Aš manau, kad vis tik reiktų duoti ir smegtus, kuris stabdo viduriavimą, kurį į save sutraukia virusus, mikrobus, susidaro tenai cheminė reakcija žarnyne, pasigamina daugiau gleivių, kurios apsaugo gleivinę žarnyno. Ir įsivaizduokite, jeigu vaikas tuštinasi 15 kartų per dieną ir, sakykime, bent viena diena sutrumpės tas viduriavimo laikas, tai jau ir vaikui bus gerai, ir tėveliams gerai. Smegta gamtinės kilmės preparatas pasaulyje vartojamas jau per 30 mečius. Nieko natūralesnio nuo viduriavimo vaistų kūrėjai iki šiol nesukūrė. Pritaikytas gydytis ir vaikams, ir suaugusiems.